Pasaulyje akcijų biržų indeksai toliau nekeičia krypties ir fiksuoja istorinius neigiamus pokyčius. Europos bei Azijos indeksai prekybos pradžioje krito daugiau kaip 7 procentų žemyn. Rinkos dalyviai nesureagavo į Didžiosios Britanijos valdžios sprendimą mesti 25 milijardus svarų bankams gelbėti bei vieną po kito pasirodančius pranešimus apie indėlių draudimo sumos didinimą. Įpusėjus prekybą indeksus kilstelėjo žinia, kad vis dėlto Europos bei JAV centriniai bankai sumažino palūkanų normas. Taip siekiama mažinti įtampą rinkose, palaikant kainų stabilumą. Pabaltijo akcijų rinkose toliau vyravo masinis išsipardavimas. Neigiamos nuotaikos pasaulio rinkose neišsisklaidė ir traukė indeksus paskui save žemyn. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas smuko 8,19 procentų. Investuotojai toliau paniškai spaudė akcijų kainą žemyn. Vos atsidarius biržai, likvidžiausių akcijų kainas artėjo prie 15 procentų kritimo ribos. Sudaryti 2519 sandorių, kuriais perleista vertybinių popierių už 9 milijonus litų. Rinkoje buvo jaučiamas priverstinis akcijų išsipardavimas, mat investuotojai mažino pozicijas įsigytas skolintomis lėšomis. Daugiau kaip 2 milijonų litų apyvartas demonstravo Lifosos, Teo LT bei Ūkio banko akcijos. Pastarosios smuko iki 1 lito už akciją lygmens. Rinkos dalyvius galėtų nuraminti nebent geri banko veiklos rezultatai, kurie bus skelbiami jau šią savaitę, spalio 10 dieną. Mažmeninės prekybos rūbais lyderės apranga akcijos krito daugiau kaip 11 procentų. Vienintelės pozicijos, kurios šiandien fiksavo teigiamą pokytį, buvo Snaigė, Lietuvos dujos, Klaipėdos baldai bei Anykščių vynas. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas krito 6,5 procento. Investuotojai pagauti globalių išsipardavimo nuotaikų traukia akcijų kainas žemyn. Sudaryti 198 sandoriai, kurių apyvarta siekia net 109 tūkstančius Latvijos latų. Ir galiausiai Talino vertybinių popierių biržos indeksas nieko neišsiskyrė ir fiksavo 6,8 procentų kritimą. Daugiau kaip pusę dienos apyvartos sudarė Esti Telekom akcijos, dardėjusios iki 5,5 eurų ribos. Bendrovės Arkovara kaina ir toliau buvo spaudžiama žemyn iki 0,29 eurų už akciją. Investuotojai mažai reagavo į skelbimą, kad įmonė ketina supirkti savo akcijas, kadangi superkamų akcijų skaičius nebus didelis ir neturės lemiamos įtakos rinkos kainai biržoje. Šiandien naujienų tiek, kylančių jums rinkų.